Hei, labas rytas visiems. 3 ryto, skanios kavelės, gražios dienelės. Labai gerai. Tokį ankstyvą rytą kavytės. Šiandien varau į Aukštupį Nemuno. Ankstus rytas labai, nes dienos be proto karštos. Tai dienos metu šansų turbūt pagauti labai mažai. Tai pasibandysim gal salatį, gal starkį, gal kokį šapalioką netyčia įsiprašysim. Tai kviečiu žiūrėti ir ačiū visiems žiūrintiems. Ačiū labai už pirmuosius kanalo prenumeratorius. Tai tikrai labai smagus, fainas įvertinimas, kad žiūrit, kad įvertinat, kad pakomentuojat, pasidalinat. Tikrai esu labai dėkingas už tai. Ir taip pat esu dėkingas mano pagrindiniam partneriui, tai yra žvejybos parduotuviai Pilna valtis. Ji yra Varnių gatvėje 48C. Kviečiu užsukti, vakar pats buvau užlėkęs, įsigijau guminukų įvairių spalvų, turbūt nežinau, apie kokį 10-12, kuriuos šiandieną visus bandysiu Nemune. Vėliau parodysiu kokias spalvas bandysiu, gramatūrą apie 20 gramų galvakabliai. Ir pasižiūrėkim, galbūt ką nors šiandien įdomaus pagausim ir turėsim gerų emocijų, aš žvejojant, jūs kol kas žiūrint, tikiu, kad ir žvejojat. Ir pasidalinkit komentaruose su manim taip pat savo laimikiais, būsiu dėkingas. Gero žiūrėjimo ir žiūrim, ką šiandieną padovanos mums. Kaip jums rytelis. Atkeliavau į savo pirmą vietą ir kaip žadėjau, parodysiu dabar, ką šiandieną naudosiu. Tai galvapakabliai 21-20 gramų. O spalvų žalia tokia dumblo. Algirdas sakė, kad šitas labai gerai veikia. Natūrali, dar žalia ir visokių kitokių čia turim. Tai nežinau, nuo kurios pradėti. Bet manau, kad dėsiu va šitą pačiai pradžiai. Kotą irgi Pilnai valtį pirkau apie Fidžin RS96. Naudoju fluorokalboną, Fidži knotas. Ir žiūrim, ar čia mums šiandieną kas nors gero pavyks. Ir ramiai visai, nieko nebijau. Tvarkingai. Varo irgi žvejo turbūt į rytinę žvejybą. Pirmas kibimas ir nejaučiu, kad salatis. Bet kažkaip tai aukštyn nugarą gal per šoną pakabinau. Panašu, kad bus per šoną pakabintas jo. Net nesalatis, karšis.
Jai. Nu va taip pasirodo. Ir nutrūko. Iš pradžių galvojau, kad šaką kažkokį įkirtau. Nu, bet vis tiek žuvis. Nu, tikrai, kad ne žuvis. Kažkas pametė trusikyčius. Na ja, būna ir taip. Nu, prieš pat namo einant gal šitą nepabėgsiu. Karšis pabėgo, lydekos nespėjau nufilmuoti. Pabėgo. Nu, gal šitą nepabėgs. Tokia stiproka atrodo. Gal net salatis. Pažiūrėsim. Būtų gerai biškį priveržti. Salatis. Salatis. Yes! Yes. Yes. Jau namo. Nuo ryto. Atvariau apie 4, gal po 4. Truputis. Ir vat salačiokas. Fainai. Reiškias, ChatGPT buvo teisus. Super duper. Čia jau tikrai legalus. Net klausimų nėra. Na, get talk. Va. Šitas saulėta diena, tykus vanduo, kaip Geminajus intelektas ir sakė. Viskas pagal planą. Ir čia antras mano gyvenime salatis. Pirmas salatis galit pažiūrėti video. Mano paskutinis papostintas, tai buvo didelis džiaugsmas, bet buvo per mažas ir tuo metu dar nebuvo galima
gaudyti, imti jų neršto metu. Tai šitas tikrai legalus ir niekada gyvenime nevalgiau salačio. Tai tikrai paleidžiu praktiškai visas žuvis. Tikiuosi, nepasmerksit manęs, jeigu šitą pasimsiu ir tiesiog paragausiu, nes tikrai niekada nevalgęs salačio. Tai norėtųsi kaip ir paleisti, bet taip pat noris iš tikrųjų labai paragauti. Tai graži žuvis, labai faina kova, geras guminukas, Gemini patarė, tai ant šito ir lydeka užkibo, tik tai buvau per toli nuo kameros ir nespėjau aktyvuoti, nespėjau, mikrofonas nedagaudė kameros ir nepasileido įrašymas, tai ant šito pačio, kaip ir sakė Gemini, pagavau lydeką tikrai didelę, apie kokių turbūt 60-70 centimetrų, bet už pavadėlio paėmiau ir atsipurtė, nespėjau daeiti iki kranto, o graibštą buvau palikęs ant kranto. Nu ir dabar susirinkau jau, sakau, eidamas dar užsidėsiu ir pabaigsiu dieną su šituo ir pokštuoti iš antro metimo. Gražus salatis. Tai nepasmerkit, ačiū supratimą, paragausim ir pabandau dar ką nors pagauti. Kažkas dar užkibo, bet čia bus įdomiai. Graibšte vienas salatis. Dabar kažką reikės dar priparkuoti. Ant pietų atsirado, žiūrėkit, kibimų. Nu, ką čia turim? Jau čia dar vienas salatis. Labai jau sunku pakelti. Starkiukas. Vo. Starkiukas buvo, matėt? Mažiukas, gerai, kad atsikabino. Nereikėjo vargt, bet ant pietų nuo ryto aš čia praktiškai nuo 4 turbūt. Ir tai buvo vangiai, o va, žiūrėkit, dabar 11. Ir visai, vat salatį ištraukiau, dar vienas kibimas buvo toks nemažas, panašu. Tai smagu. Nemunas dirba ir Gemini labai gerai sudirbo, kad ir kaip bebūtų keista. Na, žiūrim, kas toliau. Karšiai šakinėja. Tai žvejybą baigiau, šiandien iš manęs tiek. Žvejybą baigiau va taifą. Pavadėlis. Ir tadam. Ar čia nutraukė žuvis? Ne. Tiesiog mečiau, valas užkibo už rankenėlės ir nušveičiau geriausią šios dienos guminuką. Tai ačiū žiūrėjusiems, būsiu labai dėkingas už reakciją apie šį video. Jeigu paspausit like ar dislike, galbūt pasidalinsit ar parašysit komentarą, būtų labai smagu. Tada žinau, kad įdomu ir tą turinį reikia kurti ir jo daugiau. Tai ačiū dar kartą žiūrėjusiems, linkiu pačių geriausių žvejybų, didžiausių laimikių ir iki pasimatymo sekantį kartą. Iki.
Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.